Kadaise tolimojoje Indijos žemėje gyveno jaunas princas vardu Sidharta Gautama. Jis turėjo viską, ko tik žmogus galėjo trokšti – didingus rūmus, gražius sodus ir visą gardų vegetarišką maistą bei pačius geriausius drabužius. Jo tėvas, karalius, rūpinosi, kad Sidharta niekada nepamatytų nieko liūdno ar nemalonaus, tikėdamasis, jog jis visada bus laimingas rūmų sienose. Bet net ir su visa šia prabanga, Sidharto širdyje augo keistas jausmas. Jam atrodė, kad kažko trūksta, gilesnės tiesos, kurios jis negalėjo suvokti. Auksas ir brangakmeniai, muzika ir šokiai atrodė kaip gražus sapnas, kuris nebuvo visai tikras. Vieną dieną, smalsus pamatyti išorinį pasaulį, Sidharta slapta paliko rūmų teritoriją. Jis pamatė seną vyrą, tada sergantį žmogų ir galiausiai nešamą mirusį kūną. Šie vaizdai privertė jį suprasti, kad kiekvienas susiduria su senatve, liga ir mirtimi. Jis taip pat pamatė šventąjį, vadinamą asketu, kuris gyveno labai skurdžiai, ieškodamas ramybės. Tai privertė Sidhartą suprasti, kad jo patogus gyvenimas buvo tik maža pasaulio dalis. Jis nusprendė negalintis tenkintis gyvenimu, kuriame kančia buvo paslėpta. Sidharta priėmė sunkų sprendimą, jis paliko savo karališkąjį gyvenimą, šeimą ir savo, kaip karaliaus, ateitį. Jis norėjo rasti būdą, kaip nutraukti kančią visiems, tikrą ir ilgalaikę laimę, kuri nebūtų tik akimirka. Jis tapo klajojančiu asketu, ieškančiu atsakymų. Daugelį metų Sidharta gyveno labai griežtą gyvenimą, beveik nieko nevalgydamas ir ilgai medituodamas. Jis tikėjo, kad jei jo kūnas kentės, jo protas taps aiškus ir ras tiesą. Jis labai sulisėjo ir nusilpo, beveik prarado gyvybę. Bet net ir šis kraštutinis kelias neatnešė jam ieškomos ramybės. Jis suprato, kad tiek didelė prabanga, tiek didelis sunkumas nebuvo atsakymas. Jis vis dar ieškojo to, ko iš tiesų nusipelno – visiško supratimo, o ne tik dar vienos kovos formos. Vieną dieną, maloni jauna kaimo mergaitė, vardu Sudžata, pamatė jį atrodantį silpną ir pasiūlė jam ryžių košės dubenėlį. Šis paprastas, maistingas maistas grąžino jam jėgas. Jis suprato, kad vidurinis kelias, nei per daug, nei per mažai tikriausiai buvo teisingas kelias. Jis rado didelį, lapuotą medį, dabar žinoma kaip bodį medis, ir atsisėdo po juo. Sidharta tvirtai pažadėjo savo, jis nepajudės, kol neras galutinės tiesos, kad ir kas nutiktų. Jis buvo pasiryžęs nesitenkinti niekuo mažiau nei visiškų nušvitimų. Jam giliai medituojant, daugybė baisių vizijų ir viliojančių minčių bandė jį išblaškyti. Tai buvo tarsi vidinės abejonės ir baimės, kurios bando mus nutolinti nuo mūsų tikslų. Bet Sidharta liko ramus, susikaupęs į savo vidinę ramybę. Per šį nepalaužiamą susikaupimą jis permatė visas iliuzijas ir suprato tikrąją gyvenimo ir kančios prigimtį. Jis įveikė savo didžiausius iššūkius ir išėjo nugalėtojų. Ta akimirka jis pasiekė nušvitimą, tapdamas Buda, o tai reiškia pabudusysis. Jis rado tai, ko iš tiesų nusipelno – gilią ramybę ir išmintį, kuri jį visiškai pakeitė. Buda tada praleido likusį savo gyvenimą mokydamas kitus, kaip rasti savo kelią į laisvę ir džiaugsmą. Jo kelionė moko mus galingos pamokos. Niekada nesitenkinkite tuo, kas išoriškai atrodo gerai, jei jūsų širdis viduje jaučiasi tuščia. Niekada nesitenkinkite mažiau nei jūsų tikrasis potencialas, ar atsakymais, kurie iš tiesų nepatenkina jūsų giliausių klausimų. Visada siekite gyvenimo, kuris jūs tikrai džiugina. Supraskite, ko iš tiesų nusipelnote ne tik patogumų ar turtų, bet vidinės ramybės, tikslo ir tikros laimės. Jūs turite savyje galę siekti tos aukštesnės tiesos, lygiai taip pat, kaip Sidharta. Jei princo Sidhartos neįtikėtina kelionė įkvėpė jūs siekti daugiau, prenumeruokite Lithuanian Repo daugiau legendinių istorijų. Spauskite patinka, jei pritaikysite šią pamoką šiandien, ir pakomentuokite, kokią garsią istoriją turėtume pasidalinti kitą kartą.